Jeigu tu tiesiog nupigini savo produktą iki tiek, kad jisai ir atrodo, dar jeigu įtartinai pigiai, tai tada iš viso, tai tada jo, čia biški pavojinga yra, arba jeigu tu pripratini prie akcijų iki tiek, kad viskam visada akcijos, tai tada irgi galvos skausmus. Nes gera strategija yra, jeigu tu turėjai shopą su daug produktų, tai turėti tų akcijų, kas kažkiek laiko, kad ir nuolatos turi akcijų, bet vis skirtingom produktų grupėm, kad tu kiekvieną kartą atėjęs į svetainę, tu žinai, kad bus pasiūlymas, kuriuo galėsi pasinaudoti, bet tu nežinai kam. Ir tada čia šitą naudoja ir, pavyzdžiui, su grožio produktais įvairiais. Tai visą laiką turi pasiūlymų, bet tu nežinai, ar tavo šitiem kvepalam bus kitą savaitę nuolaida. Tai tu tada žinai, kad tu gali ateiti pasitikrinti ir jeigu nebus tenais pasiūlymo, tai tu nebūtinai sėdėsi, lauksi, dabar nepirksiu kremo, iki kol nebus pasiūlymo. Nu ne, tu nusipirksi tą kremą, bet tu tiesiog kiekvieną kartą sugrįši į tą parduotuvę vis tiek tikėdamasis, kad pamatysi kažkokį pasiūlymą, nes visai kažkam būna pasiūlymai. Tai čia yra geras būdas tą lojalumą tokį vis tiek išsivystyti, kur žmonės patys grįžta į svetainę pasižiūrėti.